Sveiki! Daugelis įmonių privalo pateikti valstybiniai mokesčių inspekcijai gaunamų ir išrašomų sąskaitų faktūrų registro duomenis. Šios dienos tema išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro FR 0672 suformavimas ir pateikimas VMI inspekcijai. Kadangi visus pirminius dokumentus suvedame į programą, tai iš programos tą reikalingą dokumentą ir išsitrauksime. Pasirenkam modulį pardavimai, ataskaitos, išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras. Paspaudžiame. Pasirenkame laikotarpį. Laikotarpį pasirenkame su pliusu. Pliusas. Renkuosi 8 mėnesį. Pildymo data yra šios dienos data, kurią mato kompiuteris. Jūs ją galite pakoreguoti, įvesti jums reikalingą datą. Daleiskim, 31. Nei sąskaitos, nei padalinio nereikia nurodyti. Faktūras pasirenkam tik patvirtintas, ataskaitos forma pirminė. Failų katalogas yra nurodytas, kur bus sukaupta mūsų byla FR 0672. Spaudžiame mygtuką atrinkti. Faktūros yra atrenkamos, yra nurodyto pardavimo serija, kliento PVM kodas, pavadinimas, suma, PVM suma ir formavimo požymis. Formavimo požymį galim pakeisti, jeigu mums yra reikalinga kažkurių tai pardavimų netraukti į PVM sąskaitų faktūrų registrą, turim jas atžymėti. Jeigu norim visas atžymėti, taip, ir galim tik kažkurią tai vieną pažymėti, arba pažymėm visas. Spaudžiam mygtuką formuoti. Duomenys VMI deklaracijai suformuoti ir yra nurodytas kelias, kad C diske, FinApps kataloge FR 0672 forma. Ar atidaryti suformuotą bylą From Filler programa? Atsakome teigiamai. Taip. Mums byla jau yra suformuota. Patikrinam klaidas. Taip, ir mums ką rašo. Patikrinkite, ar įrašytas PVM mokėtojo kodas yra teisingas. Paspaudus ant klaidos, mums rodo taip, tą lauką, kuriam yra nurodyta klaida. Yra įrašytas neteisingas kodas, aš tą klaidą padariau sąmoningai, taip, kad jūs matytumėt, kad kompiuterį yra klaidų tikrinimo galimybė. Patikrinus klaidas, jas galim pakoreguoti. Reikėtų pasitikslinti tą PVM kodą. Taip, patikrinam, klaidos vienos jau nebėra. Tas pats klientas. Patikrinam. Pasitaisę klaidas, galim išsaugoti bylą ir paruošti ją siuntimui mokesčių inspekcijai. Išsaugau darbalaukyje, pakeičiu jos pavadinimą, kad čia yra 8 mėnesio pardavimų faktūrų registro duomenų byla įrašyti. Taip, dabar ją išsisaugojau ekrane. Va štai yra ir galiu ją pateikti valstybiniai mokesčių inspekcijai. Sekanti tema bus pasitaikančios klaidos. Su pirma klaida mes jau susidūrėm, kad neteisingai buvo užrašytas PVM kodas kliento, bet kokios dar gali būti klaidos ir kodėl mums gali nepavykti suformuoti PVM sąskaitų faktūrų registro bylų,
kitos temos